Ukrainos ataka prieš pagrindiniai Rusijos internetiniai mažmenininkiai Wildberries priklausantį sandėlį Maskvos regione nebuvo pavienis smūgis. Tai buvo tik pradinis daug didesnės kampanijos prieš logistikos sistemą, palaikančią tiek Rusijos ekonomiką, tiek jos karą etapas. Ukrainos tolimojo nuotolio dronai prasiskverbė giliai į Maskvos regioną ir sukėlė milžinišką gaisrą paskirstymo komplekse. Vaizdo įrašuose matyti, kaip liepsnos apima pastatą, griūva sienos, o darbuotojai bėga į netoliese esančias automobilių stovėjimo aikšteles, kai visą teritoriją apgaubė tiršti juodi dūmai. Gaisras siautėjo valandas, nes pakuočių medžiagos, sandėliuojamos prekės ir sandėlio infrastruktūra maitino liepsnas greičiau, nei gelbėtojai galėjo jas suvaldyti. Vėlesni palydoviniai vaizdai patvirtino, kad kompleksas faktiškai sunaikintas, stogas sugriuvęs beveik per visą pastatą, o visame objekte matyti didelių nudegimų žymių. Pirmosios atakos dieną dar vienas Wildberries sandėlis buvo taikinių Kotovske, Tambovo regione ir taip pat nukentėjo nuo sprogimų sukeltų gaisrų. Liepos 20-ąją sekė tolesni smūgiai, buvo atakuotas Wildberries logistikos kompleksas Koledine, netoli Maskvos, didžiausias įmonės rūšiavimo centras, o tą pačią dieną po dar vienos Ukrainos dronų atakos degė ir kitas didelis sandėlių kompleksas prie Domodedovo. Kai kurie analitikai šią ataką apibūdino kaip atsaką į Rusijos nuolatinius smūgius prieš pašto rūšiavimo terminalus, sandėlius ir siuntinių atsiėmimo punktus visoje Ukrainoje. Wildberries yra didžiausia Rusijos internetinė prekyvietė, valdanti milžinišką centralizuotą sandėliavimo ir paskirstymo tinklą, todėl palyginimas akivaizdus. Tačiau Wildberries priima užsakymus ir pristato prekes Rusijos pozicijoms, platindama radio stotis, neperšaunamas liemenes, dronų komponentus, elektroniką, sankcionuotas prekes, savanorių pagalbą ir kitą dvigubos paskirties įrangą, kurią naudoja Rusijos kariai ir gynybos pramonė. Vis dėlto Ukrainos tikslas yra platesnis nei paprastas kerštas, nes Kyjivas ne tik atsako sandėlis už sandėlį, bet pradeda sistemingai ardyti Rusijos logistiką, taikydamasis į saugojimo centrus, rūšiavimo mazgus, transporto taškus, kuro infrastruktūrą ir paskirstymo tinklus, jungiančius civilinę prekybą su kariniu aprūpinimu. Šis skirtumas yra esminis, nes Rusija daug labiau priklauso nuo centralizuotų sandėlių, o Ukraina dabar pradėjo juos taikyti vieną po kito. Kartu su ankstesnėmis atakomis jau buvo smogta 4 iš maždaug 20 logistikos centrų, didesnių nei 50 000 kvadratinių metrų Europos Rusijoje. Vien Wildberries galėjo netekti apie 1/4 savo sandėliavimo pajėgumų, o Maskva ir aplinkiniai regionai iš esmės prarado didelę dalį savo logistikos galimybių. Todėl likę 16 pagrindinių centrų tampa akivaizdžiais būsimos atakos taikiniais. Ozon, antra pagal dydį Rusijos internetinė prekyvietė ir Rusijos pašto objektai gali laikinai perimti dalį perkrauto krovinių srauto, tačiau tai tik dar labiau sutelktų prekes, srautą ir su kariuomenė susijusias atsargas jų pačių patalpose, todėl jie tampa logiškais kitais taikiniais. Didžiausių objektų sunaikinimas perkrautų mažesnius centrus, vėluotų pristatymai, paralyžiuotų regioninį paskirstymą ir padarytų milžiniškų nuostolių prekybininkams. Skaičiavimai rodo, kad vien 2 pagrindinių Wildberries sandėlių sunaikinimas galėtų sukelti nuostolių viršijančių 1 milijardą eurų. Tuo pačiu metu paprasti rusai, naudojantys platformą kaip nepriklausomi pardavėjai, patirs didžiąją dalį šių nuostolių, nes neseniai pakeistos Wildberries sutarties sąlygos neapima atsakomybės už nuostolius, patirtus dėl dronų ar raketų atakų. Ukraina gali išnaudoti šios pažeidžiamumus, nes Rusija jau sutelkė didžiąją dalį savo oro gynybos aplink naftos perdirbimo gamyklas, po to, kai tolimos Ukrainos atakos išjungė apie 40% Rusijos perdirbimo pajėgumų, priversdamos Maskvą perkelti daugelį likusių oro gynybos sistemų energetikos sektoriui apsaugoti, paliekant sandėlius, gamyklas ir logistikos terminalus neapsaugotus. Kadangi šie taikiniai dabar lengvai pažeidžiami, kiekviena nauja sėkminga Ukrainos ataka taip pat didina draudimo išlaidas, reikalavimus dėl paskirstymo ir visuomenės nerimą visoje Rusijoje, kurią jau paveikė besitęsianti kuro krizė. Apskritai Ukraina atveria dar vieną frontą prieš infrastruktūrą, palaikančią Rusijos karą, taikydamasi į didžiausius šalies sandėlius po vieną, kol sutrikimas taps visišku paralyžiumi. Nors tai tik pradžia, pasekmės bus daug platesnės nei tik karinių atsargų tiekimas. Kuro trūkumas jau veikia kasdienį gyvenimą, vėluojančios siuntos, sunaikintos atsargos, žlugusios įmonės ir augančios kainos dar labiau paskirstys šias išlaidas.
Paprasti rusai ir smulkus internetiniai prekybininkai yra priversti mokėti už objektus, naudojamus Putino karo palaikymui. Nesvarbu, ką dabar žada Rusijos pareigūnai, gyvenimas Rusijoje nebegrįš į įprastas vėžes, nes Ukrainos kampanija sukurta taip, kad logistiniai to normalumo pamatai žlugtų kartu su Rusijos karinių tiekimų sistema. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2-ąją mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungia prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.